Manęs laukia visas lėktuvas. Like, I mean it. Rimas tiesiog padarė tokią vaskį. Va tokio dydžio. Karolina, iš jo atsibodau. Čia yra mama, narcizus, čia yra tėtis. Ir jūs čia. Nežinau, kokias jūs dovanas gaunat, Bet mūsų eilėje dabar stovi belė kokia žvaigždė. O šitai autobusą lipa. Kaip ledinuką. Vakis tai valgo How to popcorn. lose 20 kilos. Tai I am so excited. Skrendam į Londoną. Turiu kibinų, nes mane veža Gabrielė į oro uostą, tai gaus kibinų. Va, Gabrielė gavo smoothie. Tokį va. Hailey Bieber. Su spinatais, su obuoliais, su kriauše ir su dar kažkom, bet jau neatskiriu. Va, tokį va. Healthy. Jeigu čia ne ikonika, aš nežinau, kas yra ikonika, nes aš likau pati paskutinė ir man pasakė, bagažas, žodžiu, man neįtilpo. Ir mes su visų onboardinimo komanda bandėm įtalpinti mano bagažą. Aš jau visą buvau apsirengus, kompai, planšetis, viskas buvo mano rankoje jau. Bet aš važiuoju paskutinę, manęs laukia visas lėktuvas. Like, I mean it. Va, renkam bilietus į kiną. Tai viskas, jeigu ką, aš jau Londone. Aš jau esu Londone. Nusipirkom bilietus į kiną ir varysim į kokį filmą? Nežinau, vėliau sužinoti. Nu, tai žinai, pasakyk. Neatsimenu. Žodžiai, kažkokį filmą, kur Airimas labai norėjo, tai mes dabar einam į kiną. Va, mes einam į... Piepšis Mickevičių. Mes einam į šitą. Aš tikrai einu į Paulį šitą. O šitą neini? Ne. Nu, Airimas eina į šitą. Aš einu į šitą. Mes atėjom va popcornų pasimt. Imsim kažkokį rinkinį, kur su snacksais, saldainiais ir gėrimu. Ir prie to kombo eina dar gėrimas ir vat mes galim išsirinkti... Oi. Vis popcornus. Žodžiu, galim išsirinkti gėrimą kažkokį. Va tokį va didelį kibirą. Nu tiesiog... Va tokį va. Ir ką mes rinksim? Aš siūlau... Bet plemba gal atsiklausai. Oh my god, insane. Bet fruit punches ir grape man šiaip skaniausias iš Fantos yra. Bet ir peaches. Nu tai galim iš paragauti, nenorim. Galim paragauti? Šis panėkis. What the fuck, mum nebeleidžia. Mes prisiragavom dalyko, pasirodo, tik vieną kartą galima naudoti tą aparatą. Stojau su popcornais, Airimas aiškinasi. Tokios va vietos gavom. Ir žiūrėsim filmą. Tai vakis tai valgo popcorn. How to lose 20 kilos. Va, einam pasimt Airimo dviračio ir važiuosim su dviračiais valgyti pusryčių. O, koksai dviratis. Dabar pasiemam man dviratį, išnuomojamą ir važiuosim į parką. Į parką ir tada į pusryčius. Mes važinėjom su dviračiais. Biškį važiavom į kalną, dėl to biškį man sunku šnekėti. Bet dabar esam parke, kaip matai, žmonės bėgioja. O mes važiavom. Ir jūs čia. Atėjom į pusryčių dalyką tokį.
Ir vat aš valgysiu šitą klasikinį dalyką. English breakfast. English breakfast. O Airimas su vafliais kažką valgys. Airimas alkanas, tai biški piktas. Čia mano pusryčiai. Ir čia Airimas. Atėjome tokį furgoniuką prie parko ir imsim ledų. Do you want any sauce? No. No, I'm good. Thank you. No, thank you. No, good, thanks. Hardly. Pasiėmėm ledukų. Aš su mangais, Airimas su citrina. Ir dabar einam vaikščioti po parką. Kiek gėlių. Nu, pažiūrėkit. Wow. Wow, wow, wow. Mes dabar esam narcizų sode. Žiūrėkit, čia yra mama narcizas, čia yra tėtis narcizas, čia yra jų visų šeima. Mes buvom Broadway markete ir aš nusipirkau savo naują žiedą, va tokį va. Tai ant saulės parodysiu. Ir Airimas nupirko dar va mačius su apelsinais, va žiedas. Labai cute. Grįžom su dviračiais namo, aš jau savo pasistačiau. Airimas va dar važiuoja. Einam dabar namo ir turėsim ruoštis į Marko gimtadienį. Tai va, tokie planai šiandienos. Nežinau, kokias jūs dovanas gaunat, bet aš tokią dovaną gaunu. Čia yra perfect dalykas, nes pas Airimą labai aukštas tulikas. Perfect. Labas rytas, darausi mačą. Čia yra tonikas labai skanus su rabarbaru ir darausi savo mačą pagal klasikinį būdą. Mane stebite žmonės. Jau susirašėm važiuoti pas Emiliją ir Dominiką. O taip aš šiandien atrodau. Vakar smagiai pasibuvom, smagiai pasibendravom su žmonėm. Toks va oras šiandien. Saulė šviečia. Labai šilta, labai faina. Specialiai grįžau į balkoną prie gero apšvietimo tam, kad pasakytum, kad mes šiandien dar važiuojam į Friends Experience in London. Tai I am so excited. Nupirkom Emilijai gėlių ir važiuojam pas jos į svečius. Einam į šaldytuvą. Picas. Sėdam pavalgyti sausainiukų. Ten žmonės, tai čia tiesiog foniniai, tai mes tiesiog namie. Ir va taip, mūsų virtuvė atrodo. Gulim ant sofos, mūsų šitam apartmente. Ten randam žmonės, tai nekreipkit dėmesio. Čia mes namie. Manhattan. Taip. Tai žodžiu, sėdim, valgom obuolius. Sėdim, dainuojam smagiai. Mes susitikę nebuvom visai.
Mūsų nebebus, kalus bokalas ir putos alus. Vakar ėjau gatvę, pamačiau, kad mašytė į autobusą lipa. Bet čia yra Phoebe mašina. Jį vairavo taksą. Eisi? I didn't want to get there. Čia yra fotozonos. Tokia. Ten galima savo nuotraukas pasiimti, kur reisi. Nuotrauką žiūri, nuotraukina. Nuotraukina. Airimas tiesiog padarė tokią vlaskį. Kaip keliukai tavo. Bet tu nieko nepametei? Ne, tai normaliai. Pamatei lėktuvą? Spėjau. Jis manęs nepriversi nieko daryti. Manęs irgi. Nu. Bet gerai. Eik tu Nešnekėt. Kas tau pasakė? Tu. Indeed. Kaip ir praeitam vlogę valgau šitos vynogės. Crunchy. Praeitam vlogę net nesigirdėjo, kad ant kiekas buvo crunchy, bet jos iš tikrųjų crunchy. Tai kiekvienam vlogui iš Londono valgysiu vynogės ir granatus. Darysim baked sushi, ten darosi ryžiai, žuvis. Airimas tvarkys ją po to. Čia mes turim kepurėlę sūrio ir svogūriukus ir Airimas padarė padažą. Užsisakinėjom online nori, tai ne tos užsakėm, tiesiog kažkokius čipsus. Airimas prisižiūrėjus lifehako, kaip nuimt tą vadelę, tai vat mes su... Nesižodino tau šiandien žodžiai. Dėmesio, dėmesio. Olimpinių žaidynių triukas. Ar pavyks, ar nepavyks? Man atrodo, nelabai mums čia pavyksta. Kvėpavimas svarbiausia. O. O visus tris, kuris piko, tai mes skipinam jas tada. Tada žuvį. Ne, čia tiesiog parašysiu šitos subtitrus parašysiu. Bet gal būsiu gramudė, tai iškirpsiu šitą, kur nesąmonę šneku. Ir nerašysiu jokių subtitrų. Ir čia va tokie 3 sluoksniai. Ryžiai, žuvis su cream cheese ir sūris. 5000 kalorijų per porciją. Svarbiausia atskiras indelis. Taip. Pirmas bandymas, kaip šitą valgyti. Mūsų visą pyragą. Atrodo, tai belenkai gerai. Žiūri gerai. Neklausom, kodėl. Aš tai va, tokią šukuoseną pasidariau tiesiog į parduotuvę nueiti į prekybos centrą. Einu po prekybos centro, pradėjau labai lyt, tai mano visa šukuosenė viskas jau nebėra, bet prisipirkau dalykų ir pasiėmiau Airimui siuntą dar. Lyja, ne faina. Grįžau namo ir filmavau unboxingą, ką nusipirkau. Tai dėl ko aš vis ėjau. Čia buvo šitas bronzeris, Hulos.
hula iš Benefito, iš Boots. Nusipirkau savo naują rinkinuką iš Real Techniques. Tokių vat viskas dalyko. Ir karlis labai cute. Curler. Nusipirkau šampūną, kad čia pasiliktų Londone. Laką, plaukų laką irgi, kad Londone būtų. Sausą šampūną. Reikėjo dar tetai nupirkti tušo. Tai tušas toks. Tokie. Primary make-upui. Pieštuką, labai minkštą pieštuką susiradau. Brando 17. Brown, obviously. Tempiau šitą visą maišą. Šiukšlių maišai. Gabrielė kolekcionuoja Vogue žurnalus, tai jau tokį žurnalą jai pasiėmiau. Gal palaukti. Vairimas padarė tokį chicken order. Mažai ką filmuoju, nes tiesiog dirbam ir aš dirbu ir Airimas dirba. Taip pat mes pradėjom žaisti geocatcherį per mano iPadą. Tai labai fun būna, pabandyti surasti iš kurgi kas, kur kaip. Dar aš montuoju vlogą iš Varšuvos, sekmadienį išvažiuoju. Tokie reikalai, einu dabar į Tesco, nupirkti krymo ir gal kažkokių snacksų. Nupirkau croissantą, krymo, agurko ir Kinder Bueno. Airimas šiandien gamins steiką ir va tokių batatų nupirko, va tokio dydžio. Čia, aš nežinau, kiek mes čia maitinsim žmonių. Ir geriausia dabar dalis. Oho. Ojojoj. Ojojoj, čia dydis irgi jau ką. Kaip ledinuką. Čia in the middle of the making. Bet žiūrėk, kiek sulčių čia. Eirimas pagamino viską. Kažkokį čimičiurį. Labai skaniai pavalgiam. Bet labai skaniai pavalgiam. Sveiki, mėly vlogo mylėtojai ir žiūrėtojai. Karolina, aš jau atsibodau ir nebenoriu niekur su manimi eiti. Vienas iškeliauju į futbolo mačą. Čia visiems futbolo mylėtojam ir žiūrovam tai į Arsenalą prieš PSV čempionų lygos mačą. Pirmas kartas bus stadione Anglijos. Susitiksim vėliau. Va, iškroviau visus savo turtus, dažysimės. Ir žiūrėsiu High Potential 7 seriją. Dabar žiūrėsim 7 seriją. Jau išėjo 9. Šiaip visai rekomenduoju. That's me. Mes dabar stovime eilėj ir mes varom į eventą, kur mes tiksliai nežinom, kur einam, bet gal ir žinom. Bet mūsų eilėj dabar stovi belė kokią žvaigždę. Jeigu kas nors žiūrit YouTube'ai tam tikrą renginį, o bičas, kuris sustabdė pultui garsą ir sustabdė visą garsą ir tada vėl prasidėjo, nes tas didžėjus vėl grąžino garsą.
Tai žodžiu, mes su juo varom į tą renginį. Va, važiuojam, va. Va. Atėjome į klubą, va tiek. Imagine taip anksti ateiti į klubą, kai tiesiog nulis. Iškart pavyko ir aš nieko negirdžiu, Airimas irgi nieko negirdi. Išnešė ir smegenis, ir ausis, ir akis, viską. Ir kūną, viską, ką įmanoma išnešė, susirinko. Barry can't swim, but he definitely can deliver. Po koncerto po klubo pasėmėm po vieną gabaliuką picos. Kaip tikri niujorkiečiai. Airimas ką tik pavogė žiebtuvėlį, kurį rado ant stalo. Ai, pavogiau, radau. Bet parodyk, koks jis. Oho. Tai va skanaus. Labas rytas, draugai. Okay. Gal net taip šilta yra, praė. Žodžiu, šiandien važiuojam valgyti mano mėgstamiausią dumplingsų į marketą. Tai labai excited, nes praeitą kartą, kai buvau Londone, nepavalgiau jau, nes nespėjau. Minutės autobusas, blogerė mažoji. Oh! Važiuojam tarsi į ekskursiją kažkokią. Nes va. Sėdim antram aukšte prie pat lango. O kad mes apsirengę kaip popiežiai. Mes į šias važiuojam. Va čia valgysim to įdam. Gal nieko nesakysiu, tiesiog nufilmuosiu, po to įkelsiu kažką. Va, paėmėm dumplingsus. Airimas dar kažkur turi agurkų. Ir irgi dumplingsus. Airimas užsinorėjo dar. Nežinau, ar ten aš matysiu. Žiauriai per brangios bandelės, bet labai Už kiek? Už 3 svarus. Spurgą nusipirko. Tai pavalgėm belenkai skaniai dumplingsus, man tai labai patiko. Labai skanu buvo, labai sultinga. Ir dabar eisim vaikščiot kažkur. Bet labai nice buvo. Ir čia brangia bandelę valgau vyras. Skanu nors. Žiauriai neapsimokėjo, bet Pasiėmėm arbatos. Passion fruit royalty su želė kokosiniais. Taip. Atėjom į Skotler ir važiuosim į Notting Hillą. Nothing Hill ar Notting Hill? Notting Hillą. Ir Notting Hillą. O į Harrods važiuosim, ar ne? Taip, mes iškart į Harrods važiuojam ir tada nuo ten mes pėdstute eisim iki Notting Hillą. Jeigu draugai žiūrit, tai taip, nupisinam idėją, taip. Taip, tikrai taip. Ir mes rytoj valgysim blynus. Ir rytoj sekmadienis. Irgi nupisinam šitą idėją. Va, dabar einam į Harrods. Oi. Tai čia toks kaip prekybcentris, bet labai luxury. Einam į vidą. Va čia žiūrėkit, Arme. Čia Bottega Veneta. Čia žmonės tiesiog randa. Ir va eini per visą prekybos centrą. O, luxury accessories. Gucci. Jo, labai. Saint Laurent'as, Gucci. Nu, perfect. Nu, pažiūrėkit, kokie mašiniukai čia stovi. O, jas, Marija. Ferrariukas toks. Sočinas Ferrariukas. Ten va Airimas, žiūrėk, čia visi vyrai susirinko. O, žiūrėk ten. Čia yra va dar Tiffany. Va, Airimas žiūri į savo naują mašiną. Eik savo. Rolexas, va čia kaip viskas gražu aplinkui. Visur va stovi žmonės, laukia, kol mes ateisim ir nupirksim.
Aš jau fotkinau mašinas, o Airimas, va tokias mašinas fotkinau. Tiesiog pasislėpė va čia ir tiesiog pabėgo nuo manęs. Negėda? Gėda. Atėjom į Science muziejų. Nu! Mes esam prie statulos, kur rodomis casual siblings behavior. Tai čia tiesiog iliustruojama, kai tėvai palieka du brolius namie ir sūrelis yra tik vienas likęs, o yra du broliai. Ir va taip, va tada atsitinka. Toks šiandien milas. Ai, nu jo, jeigu aš pakeliu rankas daugiau matau negu šiaip in general, tai jo daug gražiau atrodo. Nes aš kai matau, tai toks medium. Eirimas nenorėjo, kad aš šitą pasakočiau, bet Mes skleidi melus dabar. Ne. Taip. Mes prisivalgėm kažkokį nejasną kebabų. Mūsų kūnas jau pasakė, kad mums netinka šitas kebabas abiem. Ir mes tik bėgam namo. Ir mes bijom, kad sprogdinsim tiesiog apartmentus. Aš manau, aš pakankamai aiškiai paaiškinau. Ir šitą parodė, kas dangus gražus. Jo. Dangus tai gražus, mūsų vidus tai nelabai šiandien. Viskas. Jau išvažiuoju šiandien, einam į autobusą ir į lėktuvą. Kokie laimingi.